Rytas ponos ir poniai. ne ponai, bet poniai. Nu, tokie gavosi arkliukai. Prasideda nauja darbo diena. Mūsų rutina yra tokia. Atėjom į Kamazą. Oi, jau girdžiu, kai sako, koks čia tau Kamazas, jeigu jisai net ne Kamazas. Pasiemam puteklį. Kiekvieno ryto procedūra yra. Net oro pritrūko. Testas teigiamas, vakar geriau. Dedam kortelę. Šofioro kortą, kaip ir jūs visi deda, taip ir aš dedu. Negalvokit, kad aš dirbu ant šaibų, kur reikia užsipildyti ten tipo kiek važiavai, kiek nevažiavai. Ne, viskas normaliai. Vienas berniukas man parašė, sako, graži, protinga moteris, bet tiek keikėsi, kad tiesiog neįmanoma klausytis jos filmukų. Žinokit, mažulėliai, aš visai bandau su savim kovoti, su tais keiksmažodžiais, kad aš nesikeikčiau. Tikrai bandau kontroliuoti savo kalbą, bet aš esu antiek sapožnikė, antiek sugadinta ir šitiek metų prasikeikus, kad aš tiesiog net nejaučiu, kada aš juos pasakau. Rimtai nejaučiu. Ir būna taip, kad atrodo, aš neku normaliai, viskas gražiai, čia viską pasiklausau savo įrašą ir... Tai gal jūs mažulėliai žinot kokį anoniminių keikūnų klubą? Ten, kur, ten, kur padėtų man atsikratyti keiksmažodžio. Kur darytų iš mane žmogų. Vat kaip anoniminiai alkoholikai būna, tai man reikia anoniminių keikūnų klubo. Kad aš nebesikeikčiau daugiau niekada gyvenime. Nio, ko trūksta mažutėlė? Ko reikia? Važiuojam, pasimsim dabar vieną priekabą nutemsim į traukinius atiduosim ir tada iš traukinių pasimsim kitą priekabą ir jau važiuosim su ją išsimėtyti prekes. Dar mačiau vieną komentarą, gaila, kad neįsidėmiau, kas rašo, nei vardų, nei pavardžių, bet vienas berniukas irgi rašė, sako, o dievai, jinai Nortėme dirba, o Jėzus, ir dar traukinius važiuoja priekabų imti. Žinokit, nei vienas darbas nėra fui, bet koks darbas yra praktika, patirtis ir šiaip, ta prasme, tu įgauni daugiau žinių, daugiau išmoksti visokių bajeriukų. Ai, ten rašė, kad jisai, būtent, kad šudinos rampos prisiparkavimai ir kad vat, nu, į traukinius važiuoju. Tai kuo šudinesnė rampa, tuo greičiau išmoksti visokių bajerių parkavimuose. Iš kairės, iš dešinės, į vieną pusę, į kitą pusę, ten nematydama, negirdėdama, visokių bajeriukų išmoksti. Taip, kad žinokit, mažos mano mergytės ir berniukai, niekada nebijokite tų darbų, kur sako, tipo, oi, ne, tik ne šitas darbas. Po šito darbo jūs visą laiką galėsite susirasti geresnę. O pavyzdžiui, Norvegijoje, jeigu tu susiradai darbą ne per pažįstamus, tai nėra ko tikėtis, kad tau mokės gerą algą ir kad tu gausi gerą liniją. O kad gauti visą tą, tu turi išdirbti toj firmoje, ten, nežinau, mažiausiai metus laiko, kad tu įrodytum, kad esi vertas kažkokio gero darbo. Tai va, imam dabar priekabėšą. Reikia įkišti savo subinę po priekabą, ją prisikabinti ir nutempti, atiduoti traukinį. Vakar jaučiu, kažkas negalėjo to padaryti. Tai paliko man šitą darbelę. Važiuojam, kišam rūrą. Bet tai kodėl? Pavyzdžiui, aš visą laiką, kai atsikabinėjau priekabą, aš ją šiek tiek pakeliu, tada atsikabinu, kad kitam žmogui, kuris atvažiuoja ją pasiimti, būtų lengviau ją, palįst po ją. O čia vapšė nepakėlė, tai mano jau obudai liečiasi prie šaldytuvo ir braukėsi. Tai kaip žmogau gyventi? Kas čia dabar pas mane, kodėl čia šaltis veikia? Oble.
septyni kolegos, tai vienas už kitą geresnė. Vienas, tas, kur dirbo 2 savaitės, nes jie kas 2 savaitės keičiasi. Tas, kur dirbo 2 savaitės, kur pastoviai pamirždavo, kad reikia grįžti arba kažkas jam atsitikdavo, bent jau kabina nesmirdėjo. O dabar šitas naujas, taip, jisai grįžta laiku, viskas gerai. Fūra yra ryte vietoj, bet kaip smirda kabinoje. Aš nežinau, ką jisai tokio rūko, kad šitaip smirda. Čia net nesmirda, čia vanelina. Fū, blemba, kiekvieną kartą įlipus norisi apsivemti. Mano Saulius irgi rūko. Aš jam leidžiu netgi rūkyti savo mašinai, savo audelį. Nu jokio tokio kvapo nėra. Nu čia stabiliai kontrabandinės cigaretės rūko. Nes mačiau, kad pakeitė tachografo kalbą į rusų kalbą, tai bus arba koks nors ukrainietis, arba lietuvis, rusakalbis. Ir sabal kontrabandą rūko. Kaip dvokia visa kabina. Kaip dirbt? Help! Pasakykit, ką padaryti, kad nesmirdėtų. Aš žinau, kad tas žmogus manęs tikrai nežiūri, jisai net apie mane nežino, bet žmogau, jeigu tu netyčia kartais esi lietuvis, kuris vairuoja šitą 66397, būk geras, nerūkyk tu smirdančią cigarečių, nusipirka nors kvepiančio, kokią vaipuką, kad būtų su kvapeliu, sėdi savo smaukai, oi, tai yra rūkai. Kaip fainai, kai viską darai kita kalba, kurios nifiga nieko nemokė. Skambinu šefui, sakau, bandau išaiškinti jam lenkų kalbą. Ne lenkų, norvegų. Bandau norvegų kalbą išaiškinti, sakau, pas mane baigėsi langų plovyklis. Aš net nežinau lietuviškai, kaip paaiškinti. Langų plovimo skystis, sakau, baigėsi. Sakau, kur man gauti? Sako, važiuok į Skaniją, sako, jie tau užpils. Atvažiuoju į Skaniją, bandau paaiškinti savo broken norvegų kalbą, sakau, kad man reikia užpilti langų skystį. Aš jiem taip paaiškinau, kad jie atėjo ir valytuvus pakeitė. Tadienis, saulytė šviečia. Va, nemeluoju. Pripisti kviečia. Taip ir džiūna net burna jau jaučia. Į jūsų klausimą, ką geriau vairuoti autobusą ar fūrą, aš vis dar neturiu atsakymo nei jum, nei savo. Nes autobusą, pavyzdžiui, aš niekada nevairuoju su sodinais papais, papuliais, papyčiais, va kaip dabar mato to. Bet autobuse visą laiką reikia taikytis prie kitų žmonių. Nesvarbu, net ir vežant turistus, tu turi taikytis pagal jų nuotaikas, pagal jų, kaip jie ten jaučiasi, kaip jie viską. Vis tiek tu dirbi su žmonėm, ta prasme, tu turi įtikti žmonėm. Fūrai esi vienas karalius, išsikroviau beveik daugiau negu pusę, važiuojam į kitą parduotuvę, išsikrausim dar biškį, tada dar į kitą parduotuvę, likusius įsikrausim, tada pasikrausim Fatlande mėsytės į Jesheimą, į Oslo ir šiandien darbo diena bus baigta. Jeigu tu esi naujas driveris ir tau nelenda prie rampos, būna, kad stumi, bet nelenda. Tai žinok, reikia nusiraminti, įkvėpti giliai oro ir iš lėto toliau vis tiek stumti. Paseilinimas čia nepadės. Nei paspjaudimas, nei paseilinimas nepadės. Reikia tiesiog ir įstumi. Šok, jump. Paklausykit, paukščiai čiulba. Aišku, per šitiek visokiausių šaldytuvų, fūrų ir visko garsų gal nelabai girdisi, bet pas mane pavasaris, rimtai. Paskaičiau komentarą, ten kur Saulius Žemelis man parašė, kad
Amfi, padla, nu va šitą amfi, padla. Gaidžių gaidys. Aišku, parkavimui tai nepadeda, nervų tausojimui irgi nepadeda, bet tai pagerėja ant dušios, kad žmonės čia dirbantis man pritarė. Kas jau visi žinote tą įžymę lietuvių liaudės dainą, kur dainuoja. Aerobibis, aerobibis, aerobibis. Šitas grinai kaip bibis. Nepanašu? Grinai va. Bibioks. Tai čia ne fūra, čia fūrinas. Nuo šiol, aš labai atsiprašau, mažiukau mano, nuo šiol tu būsi vyriškas lyties fūrinas. Su pimpaliu. Atspėkit, kas pirmas pagavo žuvį. Labas. Labas, mano gražuolė. Gražuolė tu mergaitė. Haptinos įkanda. Paleisiu aš ją, nebijokit. Labas rytas, lapkričio 10 dienos rytukas. Muzikytė yra. Antakiai net ir tie atrodo, blembačkai, vienas džiaugiasi gyvenimu, kitas toksai, tipo, vėl pirmadienis, o nein. Iš tikrųjų. Nusileis. Tai va, iš akių matosi, kad žvejyba pavyko, akis raudonos ištynė, viskas normaliai, žvejyba buvo tikra, nereikėjo vien tik tai žvejot, reikėjo dažniausiai nežvejot. Šiandien dirbam, aš esu metų darbuotoja. Metų vairuotoja, metų darbuotoja 3000, dėl to, kad aš iš karto atėjusi darbą, šefui sakau, man reikia darbo. Jis sako, bandom, imam. O paskui sakau, man reikia atostogų. Jis sako, turim tai. Ne, padirbai net mėnesio, jau tau reikia atostogų. Sakau, man reikia, nes aš turiu reikalų. Tai šiandien atidirbau mėnesį ir rytoj atostogas, nes man reikia, yra reikalų. Priekabų remontykla. Čia tai tokios mėsinės priekabos, ane? Kur mėsytė kabina, grinai ant viršaus. Nedirbus dar su tokio šaldytuvo? Neturėjus? Daug priekabų čia gyvena. Ir mano įvažiavus galvytę tik įlindus. O štai čia matome vargšytę Volvą ant operacinio stalo. Žarnokai išvirtę, operacija vyksta. Tikiuosi sėkmingai, tikiuosi, kad jinai greitai pasveiks. Paskutinė diena prieš atostogas, rytoj jau mano atostogos, ir kas, kad antradienis, pradėsime atostogas nuo antradienio. Bet šiandien sugedo mano trailer, tai mano priekaba, tarpusime pasiėmiau ryte jau sugedusią, tai kol laukiu remontykloj, va, čia remontykla, kol laukiu, kol paims priekabą taisymui, galiu atsakyti į klausimus. Dažniausiai užduoda man tokį klausimą, ar įmanoma susirasti Norvegijoje fūristo darbą tik su anglų kalba. Tai žinokit, berniukai ir mergaitės, aišku, kad galima, visur galima, aš manau. Tik tai galiu pasakyti, kad su anglų kalba nesitikėkit labai turbūt gero atlyginimo, nebent per pažįstamus. Tai tada ten kokioj šiaurėje, jeigu sniegą valyti žiemos metu, tai tada tenai girdėjau labai geros algos. Bet jeigu tiesiog vežti kažką, tai aš netikiu, kad jų mokės labai ten didelę algą. Nebent jūs važiuosite tolimus reisus, ten, kur bus papildomai dieta. Dieta tai yra maispinigiai.
Tai tada gal dar įmanoma kažkiek uždirbti, bet jeigu čia po vietą, kaip aš dirbu, tai čia šūdas makalai, bakalai, nieko gero. O jeigu klausat, kaip susirasti tokį darbą, tai pirmiausia, aš jums siūlau įsivesti tiesiog į Google, į vairuotojo CE darbas užsienyje ir ten išmeta daug visokių ir Nyderlandai, ir Vokietija, ir Norvegija, ir Švedija, daug skelbimų išmeta. Po to, žinau, girdėjau, kad yra tokia on-off įdarbinimo agentūra, tai pabandykit ją susirasti irgi Google'ai, nes aš pati asmeniškai nežinau, neieškojau. Arba aš jums galiu duoti Nortemo šefo numerį. Va, būtent šitos firmos, kur aš dabar dirbu, jinai, palaukit, rašosi va taip, jeigu neapverčia kamerą, Nortemp, kaip Norvegija ir temperatūra. Galiu duoti Frūdės numerį, parašysiu jį čia. Ir skambinkit, klauskit, sakykit, šefuli, Frūdė, gal turi mum darbo, bet I speak only in English. Can you give me money, can you give me job and please only in English. Ir viskas, nes aš dviem berniukams suradau čia darbą. Dar nežinau, ką jie gaus atlyginimo, dar laukiu šių feedbacko, ką jie man atrašys, ar jie sakys, pašla tu nafik Leila su savo tokiais bled darbais, ar jie sakys, gyvent galima. Ir tęsiant dabar atsakymus į klausimus, tai aš žinot, ką sugalvojau, aš paskaitysiu komentarus. Komentarų skiltis, jeigu įdomu. Nežinau, kiek jums čia įdomu, kiek neįdomu, bet man, pavyzdžiui, labai įdomu. Taip, įmam paskutinį video, po kurio sulaukiau tikrai nemažai komentarų, paskaitysiu ir adekvačius, ir neadekvačius. Tai dabar Nerijus Raguckas man sako, linkiu kaip mergaitė šitam gyvenime meilės, sveikatos, svajonių išsipildymo. Ačiū labai, Nerijau. Įdomu būtų pabandyti, niekad nebuvau Norvegijoje, bet atrodo gyventi būtų fainai ten. Tai žinokit, aš jums galiu pasakyti vieną, kad emigruoti visą laiką būna šokas, nesvarbu, nebent tu ten emigruoji ir tave jau pasitinka giminė, šeima, draugai ir jau viskas, ir namai, ir kaip sakant, ir darbas, ir viską turi. Bet dažniausiai būna tai labai didžiulis šokas, nes tu atvažiuoji į svetimą šalį, su svetima kalba, vienas, pavyzdžiui, kaip aš viena atvažiavau, visiškai viena. Tu niekam nereikalingas, tu nieko nepažįsti, tu nieko nežinai, dar kaip moteris tave visur apgaudinėja, nuvažiuoji į autoservisą, tave apgaudinėja, vienu žodžiu. Tai nėra čia taip, kad wow, žinokit, laukia visi mūsų išskėstom rankom ir džiaugiasi, kad mes atvažiuojam. Bet, aišku, pabandyti visada galima, bet tik tai, žinokit, nepamirškit, kad Norvegija yra tikrai labai brangi šalis, labai brangu čia gyventi. Daug kas iš lietuvių, iš mano visų pažįstamų dirba per 2 darbus, norėdami gyventi. Tai įsivaizduokit, kokia būtų Lietuvos ekonomika aukštam lygyje, jeigu žmonės mokėtų sąžiningai šitos mokesčius ir dirbtų per 2 darbus, kaip dirba čia. Turite, kas jūsų laukia ir kas jums padėtų ir sutvarkytų dokumentus ir viską, tai tikrai welcome to Norvegija, bet nenustebkit, kad dirbsit, va kaip aš, ne, dirbi. Skatina vadinu skatą, nes čia mokesčiai vadinasi skat. Skatina atskaičiuoja procentus, mokesčius ir gauni tokią algą, kur visi lietuviai sako, kad Lietuvoje tiek uždirba. Tino žinios Norvegijos parašė, esi super katytė, taip norėjau, kad būtų vietoj T raidės L, tipo kalytė, bet parašė katytė. Va, žinot, kodėl kalytė norėčiau būti, dėl to, kad aš esu šuns metais gimus, 1982 tais metais geriausia laida ėjo šuns, tiksliau kalės metai. Miau, be defektų gamino. Aušra Grigalauskienė rašo, labas Leila, ačiū už labai lauktą video, tu fainiausia, mylimiausia sėkmės. Labai tikrai apsidžiaugiau dėl to, kad tai parašė mergaitė, Aušrytė. Tikrai nebūčiau pagalvojus, kad Aušrytė galėtų laukti mano video su tokiais keiksmažodžiais, purvina visa, susivėlus. Ir Aušrai pasirodo, patinka mano video, tau bučkis linkėjimai ir apkabinu. Ateik čia, Aušrytė, ateik. Toliau skaitom. Deimantas rašo, Leila, dėl parkavimo tu esi super vairuotoja. Nepasakyčiau, kad aš esu super vairuotoja, dėl to, kad aš parkuodamasi brūžinu dar, žinai, atvažiuoji ir nebūna taip, kad atvažiuoji, hujekti ir prisiparkavai. Ne, man reikia mažiausiai 2 arba 3 kartų, kad aš prisiparkuočiau. Giedrius Junevičius sako, rašo, sako 10K algos verta, dar reiktų porą kavalkų dasimest už video montavimą, bele kaip gerai susižiūri. Giedriau, aš labai tau dėkoju už tokią gražią žinutę ir aš tikrai nepagalvojau, nes
padaryti video, tiek daug darbo, ne tik jį, kad sumontuoti, bet kalbėti, filmuoti, vaikščioti, rodyti, kartais slapta, nes aš nežinau, ar galima filmuoti, aš kartais slapta pasidedu kamerą ir galvoju, jeigu mane pagautų, turbūt gaučiau pizdai, žinai. Tai tai jūs įsivaizduokit, kiek man dar kainuoja papildomų nervų, paskui dar kiek laiko, kad aš sumontuoju tokį video, po kai kurio kiti parašo. Nesąmonė. Bagins pasakė, darbas nebybis, į mišką nepabėgs. Tai išvengiau aš gal kokią 15 minučių, nes aš galvau, blemba, pasirodo, bybis į mišką pabėga. Gerai, kad pririštas. Bet geras, šitas pasakymas geras. Darbas nebybis, į mišką nepabėgs. Gražus vaizdai, sėkmės darbe, kiek laiko su fūra dirbsi. Šiaip planuoju vasarą vėl pavairuoti turistinį autobusą, dėl to, kad mano meilė yra vairuoti turistinius autobusus, bet aš matysiu, kaip man čia seksis, kaip čia kas. Žodžiu, aš esu antiek neprognozuojama ir antiek sau leidžiu elgtis kaip aš noriu, kad aš negaliu žinoti, ar aš dar kitą mėnesį dirbsiu su fūra, ar jau su kokiu nors turistiniu autobusu, kur veža slidinėti, kur veža. Dovydas Tamo klausė, labas, kiek metų vairuojat fūrą? Aš pradėjau vairuoti C kategoriją kariuomenį nuo 2009 metų ir mano prasidėjo visa karjera nuo 2009 metų, kai aš išsilaikiau arba 2008 arba 2009, aš tiksliai neatsimenu kada. Bet esmė ta, kad aš tada išsilaikiau C kategoriją, nuėjau pas vadą, nes artilerijos batalione tada tarnavau ir sakau, tamsta vade, aš noriu vairuoti Magirusą. Nes jisai sako, okei. Pasisekė man su vadu, davė man vairuoti Magirusą ir nuo to laiko prasidėjo mano karjera, kad aš vairavau viską iš eilės. Magirusus, Unimogus, Sysą esu vairavus, autobusus, fūras, žodžiu, viską, kas turi ratus. Leila, tave keiksmažodžiai puošia, anonimas sako. Ačiukas, jop, tavai mat, nors vienas, ne, nors du pasakė, kad man tinka keiktis. Blet, kaip gerai. Ačiū. O tiem, kam lūžta ausis nuo mano keiksmažodžių, atsiprašau ir, atsiprašau. Aš labai atsiprašau. Tomas, pats gražiausias vardas yra Leila, bet tu kieta. Esmė ta, kad žinokit, mane tėvai vadina Lina. Mano pase vardas yra Lina. Aš tik tai save pati nuo 16 metų internete pavadinau Leila. Bet ačiū. Ačiūkas. Ok. Saulius Žemelis sako, o kas toks buvo išvėjoj? Gal Dainius? Tai žinok, aš nepaklausiau vardo, nes būtų gražu, ne? Atvažiuoja bachūras su vėjoj prisikabinti priekabą, o aš jam tipo, o koks tavo vardas? Tai Dainiau, jeigu tu netyčia išvėjoj mane matai ir girdi šitą dabar žinutę, tai jeigu tu ten buvai, tai labas, nes klausia, ar ten tu buvai. Gyvas eteris, o ne gyvatė, perskaičiau gyvatę. Gyvas eteris klausia, gal tave atausti? Aš matau, kad pas mane renkasi ne tik vairuotojai, bet ir audėjai. Tai tu gal man gali nuausti kokią lininę juostą, kurią aš galėčiau apsirišti ir čia būtų užrašyta. Pavyzdžiui, Leila šoferis. O žinot, kodėl šoferis? Nes norvegiškai vairuotojas yra šofer. Ir Kilbas nuostabusis rašo, blet, pagal video toks jausmas, kad pakeitei šefą vadimą kitu, nes šypsena iki ausų. Ne, šefas viskas tas pats, bet man tiesiog nuotaika galbūt buvo gera, kai filmavau. Nepataikyt ant blogus nuotaikos. Ir viskas. Šitos murzė papės darbai šį mėnesį baigti. Nusiėmėm šitus purvinus drabužius ir taip. Man lapkritis būna gražus ir dėkingas ir fainas ir sveikas ir mielas ir pilnas kupinas meilės, džiaugsmo ir naujų pažinčių ir kelionių ir visokių gražių vaizdų ir tegu man lapkritis būna pats gražiausias mėnuo metuose. Va, tai va. Gerai, aš čia savo pralinkėjau. Lygiai to pačio linkiu ir jum. Tegu lapkritis jums būna toks gražus, toks fainas, toks linksmas, toks, kad net kelnės smuktų pačios nuo jūsų. Iš laimės. Ekstremalaus vairavimo kursai autobusu.
pilamas vanduo, nors ir šiaip iš dangaus krenta šiek tiek vandens, bet pilamas dar specialiai vanduo ant slidžio specialios dangos. Ir mokinasi vairuotojai, pagavę slidumą, nepasimesti, stabdyti, čiuožti, užsukti. Afigienai, net išmetė. Maladėt. Tuoj važiuosiu ir aš. Kaip narkomanui narkotikai, taip mano autobusas, ypač Setra. Jo, varom, važiuojam. Tai kažkaip labai švelniai įvažiuoja.